Šiame vaizdo įraše aiškinsiu, kaip iš susikurto estimate failo, kuriame jau yra visi sąmatos duomenys apie projektą, generuoti ataskaitas, kurios gali būti tam tikros suvestinės ir siunčiamos klientui arba analizuojamos įmonės vadovybės, specialistų, kad būtų aptiktos klaidos arba toliau dirbama su šiomis ataskaitomis kaip būsimomis sąmatomis. Taigi pirmiausia įsikeliam, matome patį estimate failą. Kai mes turime estimate failą, iš kurio generuosim ataskaitas įsikėlę, tada įsikeliam specialiai sukurtą ataskaitų generatorių. Čia yra programos, matome, kad jame yra apibendrinti patys bendriausi, kurie bus preliminarios mūsų sąmatos formoje grupės, bendriausios grupės, reiškia, kurios ir matys klientas, jeigu jis gaus tik suvestinę sąmatą. Ir tuomet taip pat įvedam plotus, čia galime keisti plotus bendrą gyvenamą plotą, čia yra likę šiuo metu nenaudojamos, tai angliški variantai, tačiau jeigu kažką keičiat, vadinasi, tai perkeliat į stulpelį senus duomenis, o čia atnaujina duomenis, nes po to gali tekti vėl sugrįžti atgal, kad grąžinti, kad būtų galima dirbti, nes dar yra vienas rezervinis stulpelis, kuriam yra tie patys duomenis. Ir tada, kai šitie abu failai yra aktyvūs, reiškia yra kelti atmintyje, tada prašiausiai spaudžiame vieną mygtuką ir programa generuoja naują ataskaitą. Štai matome, sugeneravo projekto, čia buvo projektas pirmas demonstracinis, projekto preliminari sąmata ir šios dienos data, kurį jinai sugeneravo. Matome be jokių pridėtinių išlaidų, nustatom pridėtinių išlaidų procentą, galim keistis. Su pridėtinėmis išlaidomis PVM 25%, visos su pridėtinėmis išlaidomis ir PVM ir atitinkamai dar galime paskaičiuoti 1 kvadratinio metro kainą. Kaip sakiau, čia duomenys yra demonstraciniai, nebūtinai turi būti tiksliai ir ten atitikti viską teisingai. Taigi, va, tokią vieną sugeneravom. Sugeneravus, jinai lieka atvira, lieka atvertas šitas failas. Matome, projektas vienas preliminari sąmata, jis lieka atvertas ir taip pat jisai įsisaugo, mano atveju, D-disko projects žinyne ir estimates. Būtent čia yra įsaugomos visos preliminarios sąmatos, kurias generuoja ataskaitų generatorius. Tai matome, čia tas pats failas, jis atvertas, mes jį galime uždaryti, kad jis mums toliau arba galime pakoreguoti ir tada vėl išsaugoti naujai, jis ten ir įsisaugos. Jeigu norime, galime kitą vietą jam priskirti. Taigi, vėl, jeigu norime klientui pateikti detalesnę sąmatą, tuomet spaudžiame Details, irgi programa dirba su estimate failu, duomenimis, generuoja, sumuoja pagal mūsų nustatytus parametrus. Ir išves dabar kartu, matome, ir šitą paims ne tik elements group supelį, bet ir elements element name. Vadinasi, tai būtent taip ir siūloma pradėti daryti įkainių bazę, ne iš karto kažkokius standartus ar projektus, bet eiti per sluoksnius. Pavyzdžiui, reiškia, kad plėvelė būtų, kaip dedama plėvelė ar karkasas montuojamas, vadinasi, toks sluoksnis po sluoksnio, taip kuriama sąmata ir taip, vadinasi, yra įkainių bazė. Ir tada, kai įgundama, tai galima toliau sluoksnis po sluoksnio formuoti. Ir matome, suformavo, jinai, reiškia, suminė lygiai ta pati, kaip matėte preliminariai, o čia yra projekto preliminarios sąmatos detalizacija. Šios dienos data, vertė eurais be PVM ir matome, vadinasi, kad yra
detalizuota. Tai yra sluoksniai, lauko sienos jau ir atitinkamas sluoksnis. Ir tame sluoksnėje esančios medžiagos, atitinkamai darbas, kiekviena sąmatos eilutė yra išskleista kvadratūros, vienetai, kaina ir bendra suma. Ir jeigu pereinam, vadinasi, visi matosi grupės, tai vadinamas elementas, vienur tik tai grupė yra tas vienas elementas ir yra, su kiekviena sąmatos eilutė, kitur daugiau tų elementų yra ir sluoksniai yra atitinkamai gale irgi viso suma. Taip pat, kaip jau minėjau, matome, kad būtent kurioje disko D vietoje, žemyninė, tam pačiam žemyninė įsisaugo failiukas. Tai irgi galim uždaryti. Iškiai jisai, kur įsisaugos, vadinasi, mes galime reguliuoti ir iš kur paimame šablonai, mes galime pakeisti, reiškia, yra lapas generatoriuje ir galime pakeisti šitame path lape, galime pakeisti, nurodyti skirtingus takus, iš kur pasiimam. Jeigu mes ten šablonų sukėlėm kažkokius, va čia matote, yra lietuviški šablonai sukelti ir lietuviškus šablonus naudoja. Dabar dar vienas, o lapas generatorius jau yra dar viena ataskaita, yra layers, vadinasi, tai tokia ataskaita, kai mes šiek tiek panašesnė į lietuviškų sąmatų formas, kai yra skirtos, reiškia, medžiagos, darbas, taigi matome atsivėrę failiukas, kol kas jis nesulietuvintas, bet čia yra priimtina kai kuriems statybininkams, tokia forma yra priimtina, jie mėgsta joje dirbti ir dėl to aš ją ir sukūriau. Buvo toks poreikis, taip norėjo žmonės, tai ir gavo rezultatą tokį čia. Jeigu jums patogu tokioje formoje dirbti, irgi galima ją sutvarkyti pagal jūsų poreikius, šiek tiek pakeisti, arba tiesiog naudotis tai, kas yra, gal sulietuvinus. Taip pat irgi matome, kad šitą toj pačioj vietoje matome sluoksnį, reiškia, tai yra sąmata pagal sluoksnius irgi. Tik čia yra norma matosi, vienetai kaina, kiekis tame sluoksnėje, čia matosi sumos. Kas yra įpratęs su tokia formom dirbti, tai viską supranta, kaip čia duomenys išdėlioti, kaip jos galima kaitaliuoti, žiūrėti rezultatus. Taip pat galima, jeigu norit mažiau duomenų matyti, vadinasi, galima suskleisti, galima taip pat suskleisti ir horizontaliai, ir vertikaliai, vadinasi, taip pat ir suskleidimą padaryti, kad matytųsi tik tai suminiai dalykai iš pradžių. Tai gana patogi forma tiems, kurie mėgsta tokiose formose dirbti. Uždarom šitą formą. Ir tada paskutinė forma yra elementų. Tai, pavyzdžiui, mes norim tik tai turėti vieną elementą, kokį pasirinksim vėliau, ir su juo dirbti, jį analizuoti įvairiais pjūviais, žiūrėti, kas iš to gaunasi. Taigi atsivėrė dar viena ataskaitos forma suskaičiuota, matome šios dienos datą ir čia yra tie skaičiai suminės kol kas nieko nereiškia. Reiškia, mes paimam ir paprasčiausiai visas kitas eilutes, kurios mums nereikalingos, mes jas ištrinam ir paliekam, pavyzdžiui, tik lauko sieną su vidaus apdaila. Ir visą kitą mes iš šitos sugeneruotos ataskaitos ištrinam. Reiškia, liko tik lauko siena. Matome, raudonas stambus šriftas
pabrauktas tik lauko siena, daugiau jokių elementų nėra. Ir šituo atveju mes galime žiūrėti, keisti, pavyzdžiui, 100 kvadratinių metrų, kiek tokios sienos kainuos. Taigi gavome rezultatą tiek apie ataskaitų generavimą. Iki malonaus.